Ką aš naudoju, kai reikia imuninės sistemos palaikymo ir kai kimba virusai? Tai vienas iš pagrindinių gamtinės vaistinėlės eterinių aliejų kareivėlis beveik jau 9 metus karaliaujantis, tai yra Thieves eterinis aliejus. Praktiškai gamtinio antibiotiko pakaitalas, kurio sudėtyje ir gvazdikėlis, ir cinamonas, ir eukaliptas, ir citrina, ir rozmarinas. Tai atsukus priešistorę 15 amžiaus, kai keli parfumeriai apiplėšinėjo maro aukas ir jie neužsikrėsdavo maro bacila. Kodėl? Todėl, kad jie apsitepdavo kažkokiais įstabiais aromatingais augalais. Išsiaiškinus, tai būtent šie aromatingi augalai kaip gvazdikėlis, cinamonas, eukaliptas, citrina ir rozmarinas, būtent taip jie ir veikia, kada virusai atakuoja mūsų organizmą. Tai ką aš darau? Pirmiausiai žingsniai, ką aš darau? Pirmiausiai įsitrinu padus, nes paduose yra mūsų didelės poros ir eteriniai aliejai labai greit patenka į kraujotaką ir savo darbą padaro. Antras žingsnis, būtinai tepu nugarinę dalį ties stuburu, nes virusai įsitaisė ten, būtent toj vietoj, ir būtinai skiedžiu, nes Thieves yra karštas eterinis aliejus, toks kaitinimo, deginimo jausmas gali būti, būtinai praskiesti su augaliniu alieju. Ir trečia, ką darau, jeigu žena gerklę, tai būtinai galima paimti tiesiai lašelį vieną kitą į burną ir sučiulpti. O kad ataka visą organizmą, tai aš tiesiog geriu Thieves arbatą. Thieves arbatą, tai reiškia savo įprastinę kažkokią žolelio arbatą, ką jūs geriate, įsilašinį Thieves ir būtinai citrinos eterinio aliejaus, 1-2 lašelius detoksikacijai. Aš įdėsiu keletą, man labai gardu. Ir tiesiog išmaišome savo įprastinėje arbatoje, nes atsiminkite, eteriniai aliejai netirpus yra vandenyje, būtinai reikia į medų. Ir šitaip paskleidus eterinius aliejus, mes gurkšnojam šitokią arbatą. Pageidautina tokios arbatėlės išgerti, ne tokį mažą puodelį, bent jau pusę litro. Ir pamatysite, rytas, kaip nebūta, jokio viruso, tai būkit sveiki ir būtinai įtraukit gamtos resursinės dovanas.